vaikystėje dirbęs patarnautojų mišios, jisai žino, ką reiškia klupoti. Jis žino, ką reiškia, kai moteris prieš jį klupo, atsiprašau. Ir tai yra Dominikas Klajumas. Taigi, aš grįžau. Pasilgot manęs? Gerai, keliu už juos tada obuolių sulčių taurę. Gal čia yra džeko, nežinau. Tuoj. Dėl mantą. Gerai, Kėdainiai, jėga. Aš pirmą kartą iš tikrųjų esu Kėdainiuose. Labai gražus miestas. Nes prieš tai iš tikrųjų galvojau, kad čia net negyvena niekas, arba nėra lietuviškai kalbančių žmonių. Tiesiog nežinojau, atsiprašau. Gerai, greitai keičiu temą, kol manęs nesumušė. Sportas, jo. Sportas, neutrali tema, gerai. Žinot, kaip dabar visi sportai, dabar vis tiek bus Londono olimpinės žaidynės. Ir kiekvienas sportas nori prisivilioti pas save kažkokį žmogelį, kažkokį vaiką, jauną talentą. Ir kiekviena sporto šaka turi savo šūkį ten kokį nors. Ateik pas mus ir sutvirtėk ten dar kas nors. Tai aš pagalvojau, kokį šūkį turi Lietuvos irklavimo bazė, kur visi tokie. Tai tipo, atveskit pas mus savo vaikus, iš berniukų padarysim vyrus, iš mergaičių irgi. Jo. Šitoj salėje dabar sėdi mano labai geras draugas vienas, dabar jo nerodysiu, kad čia jūs visi nežiūrėtumėt jį. Jo, visi žinot. Ir mes su esam žiauriai daug patyrę iš tikrųjų gyvenime. Jis yra man labai brangus, nes... Visi galim paploti. Ir mes su esam žiauriai daug patyrę kartu. Ir dėl to jis man yra toks brangus. Ir... Aš esu toks, koks esu, iš dalies dėl jo, nes esam patyrę tokių žiaurių iš tikrųjų nutikimų. Kai, pavyzdžiui, atsikeliame ryte po baliaus. Tai čia vienas iš tų atvejų, kai tu atsikeli ten antradienis. Ir atsikeliam ryte, visi išeinam į lauką ir stovi lauke baseinas pripučiamas, pilnas privemtas ir primištas. Ir mes visi atsisukam ir sakom, Ramai, tavo baseinas primištas. Ir sako, aš neturiu baseino. Ir paskui mes tada staiga pasižiūrim fotkės į fotiką ir ten, pavyzdžiui, vienas nuogas iš draugų traukia iš kaimynų tą baseiną. Jo. Dabar kalbu iš tikrųjų daug apie darbą, apie tai, kaip dirbu barmenu ir panašiai, bet prieš tai aš esu dirbęs daugiau darbų, kurie, ne taip man patiko. Pavyzdžiui, esu dirbęs botanikos sode. Ir ten, čia dar nejuokinga. Dar palaukit, bet man patinka. Ir, žodžiu, botanikos sode dirbo toks vyras vardu Valera. Ir jisai buvo traktoristas. Ir jisai, jau matau, gerą bairį užuodžiat. Ir jisai, kaip traktoristas, turėtų nebijoti tokių kvailų dalykų, pavyzdžiui, kaip aš, pavyzdžiui, šuniukai, ten dar kažkas, jisai ten, toks tvirtas, didelis vyras. Ir aš vieną dieną kraunu šieną, jisai sėdi traktoriui ir aš jam kraunu ir staiga pamatau varlę. Aš pakeliu tą varlę ir galvoju, įmesiu į tvenkinį. Pranešu pro jį ir jisai, tipo, ne, ir aš sakau, o jisai, taip kalbėjo sunkiai lietuviškai ir aš sakau, kas yra, jis sako, ne, Valera bijo varlių. Tai va, jisai dar grįž pas mus į šitą pasirodymą. Neseniai buvau signatarų namuose, kur žiūrėjau ekskursiją apie mūsų būtent tautos tėvą, Lietuvos nepriklausomybės akto signatarą Joną Basanavičių. Ir žiūrėjau, man buvo neįdomu, iš tikrųjų, galiu pasakyti, man buvo tikrai labai neįdomu, bet staiga prasidėjo istorijos dalis, kai pradėjo pasakot apie tai, kaip jį peršovė. Mane, mūsų tautos tėvą peršovė. Čia nejuokinga. Jį peršovė ir jisai išsigydė ir galiausiai jisai įsigijo kardą ir šunį didžiulį. Tai dabar įsivaizduokim, ar ne, jisai joja ant savo šuns. Didžiulę, su kardu. Ir dabar aš pasižiūriu po visą kabinetą, stovi apuoko iškamša, maždaug tokio dydžio. Ir paaiškėjo, kad tas apuokas iš tikrųjų vieną vakarą pas jį skrido pro langą. Ir jisai jį pradėjo maitinti, jie ten susidraugavo, jis jį prisijaukino. Bet galiausiai jis vieną vakarą atskrido ir sulūžusiu sparnu dėja. Ir jis numirė ir jis iš jo padarė iškamšą. Taip ir kiekvienas iš mūsų iš savo gero draugo padarytume iškamšą. Nors stovi apuokas kampe, tėvas kampe, mama skalbinių krepšys ir brolis dar neužbaigtas. Ir žodžiu, tai dabar įsivaizduokim,
ta prasme, numirė tas jo apuokas, ar ne? Ir galiausiai jisai, įsivaizduokim, joja jis ant savo to didžiulio šaus, išskėlęs kardą ir pasako, šiandien, ir jam ant rankos nusileidžia apuokas. Ir jis tampa kaip superherojus, ar ne? Ir dabar jis joja į kažkokį urvą, jo urvą turi prižiūrėti kažkoks kuprotas pakalikas. Valėra, tik čia. Greičiau, tai varlės paleisiu. Numeta kokią bulvę, paplokit. Numeta kokią bulvę. Matėt filmuką Lilo ir Stitchas, kas nors tokį, kur atbėga, paima bulvę, sriba. Jo, šiek tiek sportuoju, bet nedaug, kaip matas, esu toks kudutis, lengvutis. Ir sportas, yra jėga, ar ne? Bet sportiniai šokiai man yra jau nebe sportas. Jeigu čia yra šokėjų. Ne, Kėdainiuose. Jūs tai, Ir pavyzdžiui, vienintelis reikalavimas į valso rungtį, į sportinius šokius yra turėti sulaužytą kaklą. Ta prasme. Jie ateina visi išsiema iš įtvaro. Palaukit, biškai. Nu gerai, dabar sukimą. Jo. Kažkaip dabar galvojau prisiminti šitą žiemą, nes dabar mes visi labai laukiam iš tikrųjų šitas vasaras, ar ne? Nes turėjom labai ilgą ir šaltą žiemą, visus mus labai nuvedė į depresiją, bet staiga turėjom tokį ankstyvą ir karštą pavasarį ir staiga mus visus tas visas tai pradžiugino. Bet mūsų žiema buvo tokia šalta ir tokia nelaiku, kad pavyzdžiui, ten kokiais nors 2003 žiūrėjau, kaip vaikai daro lauke ant sniego angelus, o šiemet žiūrėjau, kaip vaikai ant asfalto daro kraujo angelus. Pavyzdžiui, žiūriu, kaip mama gramdo nuo stiklo ledą ir moteris graži, paprasta, gražaus, lengvo veido ir kekis. Prieina vaikas, sako, mama! Jinai, ką vaikeli? Nieko jau. Žmogus, pavyzdžiui, bet lietuviai visada turėjo tokį nusistatymą, kad, pavyzdžiui, išgyvenom karą, išgyvenom okupaciją, tai išgyvensim ir šaltį, ar ne? Tai tarkim, žmogus, pavyzdžiui, atsikelia ryte, atidaro duris, ledas. Nu gerai, tai ką, pačiūžas, į darbą, pračiažia pro stotelę, žmonės, visi korteles. 6.0. Blogai pračiažiu. Jo. Neseniai buvau vaistinėje, dabar reikėjo įsigyti žuvų taukų, tiesiog savo smegenėliam šiek tiek pagyvinti. Ir ateinu, ir dabar vaistinėse, pavyzdžiui, tose didžiosiuose monopolinėse visi yra ištreniruoti kišti tuos akcijinius vaistus, kurie ten, pavyzdžiui, yra akcija, ten pleistrai, belekas, ne? Ir tarkim, ateina sena moteris ir sako, šitą man vėžys 3 stadijos ir man ten kažką išrašė. Bet jeigu jūs norit, mes jums galim duoti nuo sąnarių. Ne, ta prasme, nereikia, ačiū, aš tiesiog, kažkaip jau. Man tiesiog nereikia. Tai, duokit ranką, aš jūs nuvesiu, jums parodysiu. Viskas pasidaro kaip šokolado fabrikas, ne? Tai va, ir galiausiai tada tos močiutės gyvenimas baigės anksti, kaip ir mano pasirodymas. Ačiū.